Šiame video pamatysi su investavimu susijusius dažniausiai kylančius klausimus ir atsakymus, dažniausiai neseniai pradėjusių ar norinčių pradėti investuoti asmenų ir neabejoju, kad šie klausimai yra kilę arba dar tik kils ateityje tau. Tai prašau atsakymą į klausimus apie investavimą, į klausimus, kurie galimai tau dar net nekilo. Taigi žiūrėk video iki galo, spausk like mygtuką, subscribe mygtuką, ketvirtadienį, šeštadienį ir kartais sekmadienį žiūrėk naujausius video apie investavimą ir konkrečias investavimo idėjas ir naujienas. Savo kilančius klausimus drąsiai rašyk komentaruose, atsakysiu į visus ir pradedam. Pirmas klausimas, kiek reikia skirti laiko investavimui? Tai investavimui skirti pakanka labai nedaug laiko. Iš asmeninės praktikos ir virš 6 metų dirbant ties finansiniu raštingumu galiu pasakyti, kad 99 iš 100 nesusidūrusių su investavimu žmonių atrodo, kad reikia sekti, stebėti, koreguoti investicijas ir panašiai. Ir tam reikia dar žinių ir mokytis ir panašiai. Tai nebūtina. Yra net empiriniai tyrimai rodantis, kad tie, kas investuoja pasyviai indeksinius fondus, ilgainiui turi geresnius rezultatus nei tie, kurie kaitalioja strategijas. Investavimas nėra vienu metu stebėjimas 4 milžiniškų ekranų, sekant grafikus ir naujienas, tai yra spekuliavimas, treidinimas ir tai jau yra visai kas kitas. Spekuliavimas jau gali būti kaip darbas, bet tai sunkus ir reikalaujantis darbas. Aš tokio, manau, dirbti negalėčiau, tuo labiau sėkmingai. Tai investavimas nebūtinai yra spekuliavimas, treidinimas, o jeigu atsakant skaitinę išraišką, kiek reikia skirti laiko pasyviam investavimui, tai vieną kartą paskiri laiko atsirinkti, kur tu nori investuoti. Pavyzdžiui, JAV plačią akcijų rinką, viso pasaulio plačią akcijų rinką, plačioji rinka reiškia vienu kartu į visus ūkio sektorius, pramonės šakas, o gal kaip tik nori investuoti specifiškai į technologijų sektorių. Tai atsirinkti, į kurios fondus investuoti, užtruksi valandą, 2-3, arba tiesiog nueini pasikonsultuoti, tai užtruks kokią valandą. Tuomet susikurti atitinkamas paskyras investavimui užtrunka iki pusvalandžio ir pats investavimo procesas, investavimas į atsirinktus fondus per mėnesį užtruks iki 5 minučių. Ir kiekvieną mėnesį tiesiog kartoji tą patį 5 minučių procesą ir tiek. Ir papildomai priežiūrai laiko galima ir neskirti, nes fondų valytojų darbas prižiūrėti investicijas ir daryti korekcijas. Pradedančiam investuotojui tai reikia žinoti, kad jis sprendžia, kada parduos savo investicijas, o kalbant istoriškai, imant JAV ir visą pasaulį, kaip pavyzdį, kiek kartų investicijų vertė bekrito, jos visada atsistatė. Antras klausimas, kas tas ETF? Tai galimai nuo šito ir reikėjo pradėti. Tai ETF yra biržoje prekiaujamas fondas ir tai yra investicinio fondo tipas, kuriame dirba fondo valdytojai ir parduoda skirtingo pobūdžio investicijas. Kokias perka priklauso nuo pačio fondo, jų pasirinkimų yra ganėtinai daug. Tai fondas perka turtą, pavyzdžiui, akcijas, obligacijas ar žaliavas ir tai gaunasi skirtingų investicijų rinkinys. Pavyzdžiui, S&P 500 indekso fondai yra geriausiai vertinamų ir didžiausių JAV įmonių akcijų rinkiniai ir kai investuojama į biržoje prekiavimo fondą, ETF, perkama viso biržoje prekiavimo fondo dalelę ir iš esmės perkame nedidelį to rinkinio gabalėlį. Toliau, kiek kainuoja investuoti? Tai investuoti kainuoja nedaug. Yra fondo mokesčiai, kuriuos fondas nuskaičiuoja padengti su investavimu susijusius kaštus ir sumokėti darbuotojams. Tai gali būti 0,03%, tai 0,03% ir tai taip pat gali būti 0,20% nuo tavo investicijų turto vertės, investicijų vertės. Pavyzdžiui, jeigu investicijose turi 1000 eurų, 0,03% dydžio mokestis per metus sudarys 30 centų, jei mokestis yra 0,2%, tokio jeigu mokestį taiko fondas, tai bus 2 eurai per metus ir šio mokesčio nereikia mokėti, jį nuskaičiuoja pats fondas nuo valdomo turto. Bet taip pat tas mokestis gali būti ir apie procentą. Pavyzdžiui, aš investuoju į gan specifinius ir sudėtingus biržoje prekiavimus fondus, kurių valdytojai iš ties turi gan daug specifinio darbo. Tai man kainuoja apie procentą per metus. Su didesniais mokesčiais yra viskas tvarkoje, jeigu fondas turi atitinkamus rezultatus. Tuomet yra investicijų įsigymo mokestis, kurį taikys tarpininkas, bankas arba brokeris. Konkrečiai į šį klausimą neatsakysiu, nes visi skirtingai taiko mokesčius. Kai kurie bankai taiko ne tik investicijų įsigymo mokesčius, bet ir investicijų laikymo, turto laikymo mokesčius. Aš asmeniškai kažką pamenu, pirkau investicijas per vieną didžiųjų bankų, kuris pasimdavo virš 10 eurų už investicijų įsigymą, bet jau senai nebeinvestuoju ten, perėjau investuoti per online brokerius ir dabar kiek ilgiau nei 2 metus investuoju per Freedom24 online brokerį, tai europinis licencijuotas brokeris su labai plačiu investicijų ir biržoje prekiavimo fondų pasirinkimu.
Ne visi brokeriai gali pasiūlyti visus fondus. Pasiūla irgi skiriasi priklausomai nuo to, per kur investuoji. Įsigijimos investicijos registruojamos investuotojo vardu, ko dažniausiai atveju nedaro brokeriai, kurie garsiai skelbiasi, kad netaiko jokių mokesčių. Investicijų įsigijimas kainuoja fiksuotą 2 eurų mokestį ir papildomi 2 centai už kiekvieną ETF vienetą įsigijimą. Pavyzdžiui, jeigu aš perku vieną ETF vienetą, kuris kainuoja 180 eurų, šią investiciją padaryti kainuos 2 eurus ir 2 centus. Jeigu bus perkami 3 to paties fondo vienetai po 60 eurų, tai 180 padalinau iš 3, tai 3 vienetai po 60 eurų, tai kainuos fiksuotą 2 eurų mokestį ir už kiekvieną vienetą po 2 centus. Jeigu bus perkami 3 skirtingi fondo vienetai po 60 eurų, tai kainuos fiksuotą 6 eurų mokestį plus 6 centai už kiekvieną vienetą. Bet dažniausiai atveju užtenka vieno plačios rinkos fondo pasyviam investavimui. Parduoti investicijas kainuoja tiek pat, kiek ir jas nupirkti. Turto laikomo saugomo mokesčio mano naudojamas brokeris netaiko, investavimo sąskaita paskyra sukuriama nemokamai. Tai video aprašyme ir prisegtame komentare įdėsiu nuorodą pasiskaityti plačiau apie mano naudojimą Freedom 24 brokerį ir kortelį įdėsiu registracijos video instrukciją tam atveju, jeigu dar tik planuoji pradėti investuoti arba jeigu investuoji, bet moki didesnius mokesčius. 5. klausimas, ar investuoti į ETF yra saugiau nei į pavienės kompanijų akcijas? Taip, ETF gali būti laikoma saugesnė investicija už atskirų pavienių akcijų pirkimą, jeigu fondas perka kompanijų akcijas, pavyzdžiui, plačią rinką, jeigu investuojama, nes ETF paskirsto investuojamus pinigus per daugybę skirtingų kompanijų. Fonduose taipogi dirba profesionalūs valdytojai, investuotojai, kurie valdo ir prižiūri turtą, tai žmonės, kurie visą gyvenimą to užsiiminėja ir turi kompetencijas tai daryti. Ir, pavyzdžiui, plačiosios rinkos fondas gali investuoti daugiau nei 10 skirtingų ūkio sektorių, tai daugybė skirtingų įmonių skirtingose sektoriuose. Tai toks investavimo rizikos išskaidimas, diversifikavimas padeda sumažinti riziką, prarasti pinigus, jeigu viena konkreti akcija kompanija praranda savo vertę. Toliau, kuo skiriasi ETF-ai tarpusavėje, kokių būna ETF-ų. Tai būna aktyviai valdomi, pasyviai valdomi, fizinės sudėties replikacijos, sintetinės sudėties replikacijos, hedge, tai fiksuojantis valiutų kursus, tuomet akcijų ETF-ai, obligacijų ETF-ai, žaliavų ETF-ai, specifinių sektorių ir industrijų ETF-ai, tematiniai ir plačiosios akcijų rinkos ETF-ai. Galimai kažkokius dar pamiršau, tai yra labai didelis jų pasirinkimas. Tai gali būti, pavyzdžiui, akcijų pasyviai valdomas, sintetinės replikacijos specifinio, pavyzdžiui, technologijų sektoriaus fondas, tuomet gali būti beveik toksai pat, tik fizinės replikacijos sudėties fondas, tai variacijų gali būti ganėtinai daug. Mano asmeninė nuomonė, dažniausiu atveju pasyviam investuotojam tiks pasyviai valdomi plačią rinką atspindintys fondai ir aš rinkčiausi fizinės, nesintetinės sudėties, bet čia ne investavimo rekomendacija. 7. klausimas, kokį ETF-ą pirkti. Tai reiktų pažiūrėti krištolinį rutulį ir rasti atsakymą, tai kokį nori tokį pirki, pasirinkimas yra tikrai labai didelis. Vėlgi, ne investavimo patarimas, o mano asmeninė nuomonė ir pozicija yra tokia, kad pasyviam investuotojai indeksinis plačią rinką atspindintis fondas, pavyzdžiui, Vanguard S&P 500, čia JAV 500 kompanijų fondas, arba iShares MSCI World fondas, tai 1500 geriausių pasaulio kompanijų per 23 šalis fondas. Yra tinkamas pasirinkimas, tuomet jeigu yra pasirinkimas, aš rinkčiausi fizinės sudėties, nesintetinės sudėties. Sintetinės sudėties ETF mokesčiai gali būti kiek mažesni, bet tuomet fondas iš tiesų neperka akcijų arba investicijų, kurias sako, kad investuoti, yra sintetinės investicijos. Tai įvairiausi kitokie investiciniai įrankiai naudojami. Tai vat todėl ir mažesni mokesčiai, nes neperka, pavyzdžiui, akcijų, tai nekainuoja, dėl to ir mokesčiai mažesni, nes akcijas nupirkti kainuoja netgi ir fondui. Tai mano supratimu ir įsitikinimu sintetinė sudėtis mažina investicinį saugumą, kalbant apie ilgalaikį investavimą, o rinktis sintetinį fondą, kad sutaupyti mokesčius šitame kontekste, sakyčiau, yra nesąmonė, sutaupysi 0,1% nuo valdomo turto, tai nuo 1000 investuotų eurų sutaupai eurą per metus, net jeigu turi investicijose 10 000, tai sutaupai 10 eurų, tai vieną kartą per metus neišeini į miestą ir sutaupai daugiau, arba taupai ant saugumo. Kiek reikia pinigų investavimui? Tai iš techninės pusės investavimui nebūtina skirti daug pinigų. Gali pakakti kelių dešimčių eurų, iš praktinės pusės, sakyčiau, investavimui reikėtų skirti ne mažiau nei yra skiriama pramogoms, skanėstams ir
sveikatą bloginantiems įpročiams. Ir paskutinis klausimas šiam kartui, kaip atrodo investavimas į ETF. Tai atrodo labai paprastai, parodysiu, kaip atrodo investavimas beveik į 1500 geriausiai vertinamų kompanijų iš 23 išsivysčiusių valstybių. Aš jau minėjau, kad investuoju per Freedom24 brokerį, kurį brokerį benaudotum procesas atrodys labai panašiai, tik skirsis mokesčiai ir turimų fondų pasirinkimas ir gal, aišku, ne gal, o tikrai skirsis svetainės dizainas. Tai prisijungus prie paskyros, prekybos skiltyje, paieškos lange suvedamas norimo pirkti fondo pavadinimas. Čia dabar matai du fondus, abu ETF-ai daro beveik tą patį. Tik į vieną ETF galima pradėti investuoti nuo 34 eurų ir 33 centų, į kitą nuo 94 eurų ir 4 centų. Tai paieškos lange suvedamas norimo pirkti fondo pavadinimas, trumpinys ar kodas, pavyzdžiui, IWDA.EU, tai yra iShares Core MSCI pasaulio akcijų ETF-as, nurodoma, kiek fondo vienetų norima įsigyti, pavyzdžiui, 2 vienetai, tai kainuoja 188 eurus, spaudžiame pateikti pirkimo užsakymą, patvirtiname ir taip paprastai ir greitai atrodo pats investavimo procesas per šį online brokerį. Jeigu planuoji pradėti investuoti arba investuoji, bet dar neturi Freedom24 brokerio paskyros, video aprašymą rasi vardinę registracijos nuorodą, o jeigu susikursi paskyrą ir pradėsi investuoti iki vasaros galo, šiuo metu galioja akcija, kurią pasinaudojus galima gauti iki 20 akcijų dovanų ir kurių kiekvienos vertė yra nuo 3 iki 800 $. Kiek gaunama akcijų priklausomai nuo investuojamos pinigų sumos. Šios akcijos kodus ir sąlygas rasi video aprašyme. Kaip užsiregistruoti ir susikurti Freedom24 paskyrą be klaidų per 10 minučių žiūrėk šitame video. Sėkmingo investavimo, savo klausimus drąsiai rašyk komentaruose, atsakysiu ir pasimatome kaip visą ketvirtadienį, šeštadieniais ir kartais sekmadieniais.